visus gražiai pristatysime. Jo, ten pat, kur ir buvo. Iš ten gražiai matosi labai. Taigi kol kas aiškinamės, kad lyg ir turėtų būti 13 dalyvių, bet ryškiai tiek jų nesuskaitau. Man atrodo, tiesiog atėjo tas momentėlis, kai Baltijos televizija galėtų padovanoti žiūrovams reklaminę pauzę. Taigi, jūsų ekranuose pirmoji dėjimo konkurso auka - tai krepšys. Krepšys, būtent dėl jų labiausiai baiminosi organizatoriai. Na ir dabar jau krepšininkai apšilinėja prie kito krepšio ir atrodo teks persikelti visiems krepšininkams ir žiūri komisijai. Na ir netrukus po dar keletos dėjimų iš viršaus jūsų ekranuose bus ir antrasis toks pagrindinis pirmosios žvaigždžių dienos renginys. Tai dėjimo iš viršaus konkursas Oro karalius 95. Praeitais metais šiame konkurse antrąjį vietą užėmė Vaidas Jurgilas. Į antrąjį žvaigždžių dienos. Pirmoje vietoje tuomet buvo statyboje tuomet rungtyniavęs Gary Arringtonas. Vertinimų komisijai pirmininkauja Arūnas Pahula. Na ir štai dabar pretendentai į šių metų dėjimo karaliaus konkurso titulą apšilinėja. Tai Darius Irtautas, Artūras Jaftokas iš Šiaulių, Donatas Sabaliauskas ir štai atrodo ir antrasis lankas jau yra. Štai galų gale sulūžo abu krepšiai. Ir atrodo konkursas atrodo jau užsitęsė. Dabar krepšininkai jau gali apšilinėti treniruodamiesi metimais iš toliau. Na ir dabar prireiks nedidelės pertraukos. Kągi darys Vytautas Kernagis, ką darys visi organizatoriai. Taigi netrukus sužinosime. Ir dabar atrodo krepšininkai jau turės laisvo laiko, galės šiek tiek pailsėti. Nu, tuo metu techninė rūmų tarnyba turėtų užsiimti krepšio remontu. Nepripratę vis tik tie Alytaus krepšiai, savikomandos krepšiai prie tokių galingų vyrų. Taip, atrodo, kad į kokį krepšį, o tuo tarpu bandoma pataisyti antrąjį sulaužytą krepšį. Krepšininkai grįžo prie pirmojo ir tai turbūt yra tikrai pirmasis atvejis LKL istorijoje. Net laikė 2 lankai galingų Lietuvos krepšininkų dėjimų iš viršaus. Ir dabar įdomu, koks sprendimas, ar pavyks pataisyti tai šį lanką. Na, atrodo, kad šis... Tai, Darius Irtautas, na, kol kas visi deda taip atsargiai, švelniai, subtiliai. Jie deda taip, kaip mes pageidautume. Bet vis dėlto tokią nuostatą reikėtų priimti. Užsikabinimą. Na, štai atrodo, vieną užsikabinimą lankas atlaikė. Kelius atlaikė. Tai kaip netikėtai, kasgi mūsų išgelbėtojas, tai Artūras Jaftokas, bent jau kol kas, būtent po šio krepšininko dėjimo atšoko lankas ir atrodo bus galima bent jau pradėti šį dėjimo konkursą. Svarbiausia yra pradėti, po to galėsim užbaigti Rybo krepšius. Normaliai tiesiog šiurpas krečia komitetą Vaidas Jurgilas. Tokia energija, kad gali nesakyti ne tik lankas, bet ir stovas. Aš atsimenu praeitų metų jie dėjimus su 2 kamuoliais vienu metu. Jeigu jam būtų pavykę bent 2 tokie dėjimai, tuomet jis būtų labai rimtai konkuravęs su Gary Arringtonu dėl pirmojo dėjimo konkurso nugalėtojo vardo. Na, štai dabar be šių krepšininkų, be paminėto Vaido Jurgilo, Darius Irtautas yra žmogus, kuris buvo patekęs praeitais metais net į finalinį 6-tuką. Tarp kitko, jo ir dabartinis dėjimo būdas labai efektingas ir įdomus. Sakyčiau, pramankštos laikų jis atrodo čia efektyviausiai. Na kągi, ir atrodo ateina ta akimirka, kurios taip laukiam ir kuri buvo taip netikėtai nutolusi. Bet reikia pasakyti, kad mūsų krepšininkai yra vis dėlto atidūs ir rūpestingi. Jie atsargiai atlieka su Alytaus lankais, nepasakydavėjais.
Na, jie jau įrodė, kad jie gali sulaužyti ne vieną, bet 2 lankus ir galbūt net 3 arba 4, kiek turėtum. Ir štai dabar deda, kaip jau minėjau, taip gan švelniai. Man atrodo, kad bent jau sprendžiant iš apšilimo, šiandien dėjimų bus pačių įvairiausių. Taigi, dar tik tai apšilimas, galingas Hukso dėjimas. Ir mes pradedame, vis dėlto mes pradedame Oro karaliaus 95 arba dėjimo iš viršaus konkursą čia, Žvaigždžių dienose, Alytaus sporto rūmose. Taigi pasiruošė mesti pirmasis Darius Sirtautas, o antruoju numeriu Artūras Javtokas. Taigi, Darius Sirtautas praeitais metais šis krepšininkas buvo patekęs į 6-tuką, įveikė pirmąjį etapą. Jo ūgis 1,94 cm, tačiau šis krepšininkas labai šoklus ir būdamas gynėjo ūgio gan dažnai baigia taip savo atakas. Vis dėlto, kuo mažesnis ūgis, tuo didesnis efektyvumas, aukštesnis šuolis ir tai daro įdomesnį. Ir Darius Sirtautas, taigi kiekgi balų teisėjai skiria 24 balus. 24 balai, beveik maksimalus įvertinamas ir štai dabar Artūras Javtokas, jam reiktų padėkoti už tai, kad šis konkursas prasidėjo. Ir atrodo, jam padėkosim, kad jis gali netrukus ir baigtis. Po jo dėjimo vėl baigėsi, vėl sulaužytas lankas. Ir dabar atrodo galima jau pereiti prie kito, kadangi kitas krepšys tuo metu jau yra rūpestingų darbuotojų sutvarkytas. Na, Vaidas Jurgilas dar bandys kažką padaryti. Ne, čia kažką pakeisti gali tik pats Javtokas. Trečią kartą sulūžo krepšys. Taip, matyt, vis dėlto... Bet už tai pats tai... Palaukit, bet laukia ketvirtas dar. Na ir štai pats Artūras Javtokas dabar bando grąžinti krepšį, kurį reikėjo būti beveik... Taigi dabar visi krepšininkai kviečiami prieiti prie krepšio, kuris sulūžo antrasis. Komisija taip pat su savo kėdutėmis paprašyčiau čia į tą pusę. Pats įdomiausias Lietuvos krepšinio istorijoje konkursas tęsiasi, mano ponai. Tie, kas šį vakarą atėjo... Na ir dabar visų žvilgsniai į priešingą pusę. Dabar jau ten bus dedama iš viršaus ir tai turėtų daryti dabar trečiasis žaidėjas Donatas Sabaliauskas. Kaip matote, to krepšio jau niekas nebetaiso, vilčių nebeliko. Paskutinė mūsų viltis štai šis krepšys. Tiesa, mes dar turime tai, kurį vaikai mėtė blogiausiu atveju. Artūras Javtokas. Donatas Sabaliauskas. Donatas Sabaliauskas iš savy. Nesėkmingas dėjimas, na, žiūri jį vertina 10 balų. Maksimalus įvertinimas, kurį gali gauti krepšininkas, kurio dėtas kamuolys neįkrito į krepšį. Ir Rolandas Matulis. Na, Donatas Sabaliauskas gali dar kartą bandyti. Tačiau dabar jau Rolando Matulio eilė, taip pat krepšininkas mėgstantis dėjimus monstrus. Ir tiesiog sunku pasakyti, kad atrodys krepšys po šio dėjimo. Na, jis atrodo gan gražiai, kadangi nepavyksta šis dėjimas Rolandui Matuliui ir tai ir jis uždirba 6 balus. Tomas Vanagas, Klaipėdos Neptūno komandos centro arba krašto puolėjas, 6 numeris. Ir gražus skrydis po krepšiu, Tomas Vanagas vienbalsiai
Įvertina šį dėjimą žiūri komisija 20 taškų. Ir štai vienintelis užsienietis šių metų LKL dėjimo Oro karaliaus konkurse. Joe Huksas, Kauno Žalgirio komandos krašto puolėjas, 2,4 m ūgio krepšininkas. Ir gražus dėjimas. Joe Huksas turėtų tai patikti ir komisijai. 24 balai. Eugenijus Vaškys, Plungės Olimpo komandos žaidėjas, paskutinį momentų pakeitęs traumą gavusi Arūną Drąsutį. Tačiau taip pat labai dažnai dedantis iš viršaus ir per rungtynes ir galintis tai daryti. Na, galbūt šiek tiek kamuolys praskriejo per toli ir Eugenijaus Vaškio dėjimas nebuvo toks tikslus, kaip jisai pats norėtų. Viso 18 balų. Ir Erikas Kučiauskas, Sakalų komandos žaidėjas, beje patekęs į šį dėjimo konkursą tik dėl didelio balsų skaičiaus, kurį už jį surinko Lietuvos krepšinio mėgėjai. Kučiauskas. Ir nepavyksta Erikui Kučiauskui, tai turėtų būti įvertinta 10. Tai beje taip ir reikėjo tikėtis, 10 balų. Ir Erikas Kučiauskas galės dėti atlikti vieną papildomą dėjimą. Ir Mindaugas Jaruševičius, Šilutės komandos žaidėjas. Jaunas 19-metis krepšininkas, taip pat gražus dėjimas. Ir po Jaruševičiaus dėjimo, beje, jis jam uždirbo, gavo viso 17 balų. Ir Vaidas Jurgilas, krepšininkas, iš kurio turbūt daugiausiai tikimasi. Na, pažiūrėsime, kokį dėjimą paruošė Vaidas Jurgilas šį kartą. Ir Vaidas Jurgilas, na, tai turėtų būti 23 balai. Ir kol kas antroji, trečioji vieta po 24 taškus kol kas surinko Darius Sirtautas ir Joe Huksas. Ir Kubeckas taip pat 2,4 m ūgio dėjikas. Jaunas krepšininkas iš Panevėžio Lietkabelio komandos, nepavyksta jaunajam krepšininkui ir jam taip pat turbūt bus suteiktas papildomas šansas. Rolandas Vaičiūnas, Vilniaus Statyba. Rolandas Vaičiūnas, dar vienas žaidėjas, praeitais metais taip pat dalyvauja šiame konkurse ir patekęs tarp geriausiųjų šešeto, labai šoklus krepšininkas, tačiau ir jam nepavyksta. Na, galbūt kiek ir trikdo krepšininkus, tai kad bet kuriam momentu gali vėl sulūžti lankas. Labai galimas dalykas. Iš pauzės sustabdymai negerina jų stovio ir šuolio atlikimą. Na ir štai, Singaras Trybė. Kauno Atleto komandos žaidėjas, antrasis iš šio konkurso dalyvis ir taip pat gan sėkmingai atlieka pirmąjį bandymą, 20 taškų. Na ir Joe Peytonas Huksas, dar kartą jūsų ekranuose šio krepšininko dėjimas, išties įspūdingi, fantastiški skrydžiai po krepšiu ir ne ką jam nusileidžia Vaidas Jurgilas. Darius Sirtautas. Taigi antrasis bandymas, Darius Sirtautas. Po pirmo etapo šis krepšininkas turi 24 taškus ir dabar turi realias galimybės patekti į antrąjį etapą. Man atrodo, išvysime dar vieną įspūdingą dėjimą. Ir štai, kaip galingai įgrūda kamuolį iš viršaus šis krepšininkas ir iš viso gauna 22 balus. Iš viso surinko 46 Sirtautas. Artūras Jeftokas nepavyko permesti kamuolio į dešinę ranką ir 7 taškai. Antrasis nepavykęs bandymas ir šiam krepšininkui jau bus labai sunku ką nors pakeisti. Donatas Sabaliauskas iš Alytaus Saly komandos. Taip pat gan sėkmingas dėjimas, tačiau jis dar turi labai sėkmingai dėti papildomą seriją. Iš viso gauna 19 taškų šiame etape Donatas Sabaliauskas, Rolandas Matulis. Taip pat pirmajame etape nepavyko šiam krepšininkui įdėti kamulio.
Atsiprašau, 19 taškų. Rolandas Matulis, Vilniaus Sakalai. Ir Rolandas Matulis. Dėjimas iš viršaus, kuris yra įvertinamas 15 balų, taigi iš viso dabar jau Rolandas Matulis surinko 21, tai nedaug, tačiau jis dar gali. Turi vieną papildomą bandymą. Tomas Vanagas, Klaipėdos Neptūnas. Ir Tomas Vanagas, Klaipėdos Neptūno komandos žaidėjas. Galingas šuolis yra galingas dėjimas. Ir 20 taškų. Vanagas iš viso surinko jau 40 taškų. Džo Huksas, Kauno Žalgiris. Ir Džo Huksas. Taip pat vėl vienas iš pagrindinių pretendentų į šio konkurso prizą. Gražus dėjimas ir atrodo tai jau kelialapis į pusfinalį Džo Huksas. 23 taškai. Ir jis vienu tašku lenkia Darių Sirtautą. 23 taškai. Eugenijus Vaškys. Eugenijus Vaškys, 18 taškų surinkęs pirmojų bandymų. Plungės Olimpo komandos žaidėjas, na. Ir nepavyksta Eugenijui Vaškiui, šiek tiek netiksliai mesteltas kamuolys. Ypač labai tiksliai turėtų krepšininkai atlikti štai tokius dėjimus, kuomet iš pradžių išmeta kamuolį ir jis turi atšokti labai tiksliai tam tikroje vietoje, kad krepšininkas galėtų vėl jį pagauti ir įgrūsti į krepšį. Erikas Kučiauskas. Antrasis dėjimas. Ir po Eriko Kučiausko dėjimo, po antrojo bandymo, jis surenka viso 25 taškus. 35 taškus. Ir Mindaugas Jaruševičius, Šilutės komandos žaidėjas. Na, nepavyksta vėl Mindaugui Jaruševičiui, pats nepatenkintas savo dėjimu. 15 taškų, iš viso 31. Vaidas Jurgilas, Kauno Atletas. Ir Vaidas Jurgilas, 23 taškus turintis krepšininkas po pirmojo etapo. Ir, na, jis turbūt yra vienas iš aukščiausiai šokančių krepšininkų šiuo metu LKL. 4. Bet ypatingai nerizikavo. Šuolis nesudėtingas, bet labai aukštas šuolis. 42 taškai, tai turėtų garantuoti vietą tarp 6 stipriausių, o ten jau matyti išvysime ir naujų dėjimų. Audrius Kubeckas. 17 taškų uždirba Audrius Kubeckas, o štai Vaidas Jurgilas ir jo dėjimas. Ir Rolandas Vačiūnas, taip pat šiam krepšininkui nepavyko pirmasis dėjimas. Ir štai gražus dėjimas, matyti jį įvertins ir dėjimo komisija, žiūri, taip ir yra. Viso 21 tašką surenka Rolandas Vaičiūnas ir dabar priklausys nuo papildomos serijos. Narsingaras Tribė iš Kauno Atleto komandos. Taip pat gražus dėjimas, viena ranka. 19 taškų, 39 iš viso surenka Singaras Tribė. Ir dar kartą Rolando Vaičiūno dėjimas. Dabar kai kurie dalyviai, kuriems nepavyko pirmasis dėjimas, gali pakartoti bandymą. Tiems žaidėjams, kuriems nepasisekė nors vienas bandymas, buvo nesėkmingas, suteikiamas papildomas bandymas. Taigi, papildomas šansas tiem krepšininkams, kuriem nors vienas iš dviejų dėjimų buvo nesėkmingas. Džo Peitonui Huksui jo jau nebeprireiks, jis kol kas surinko 47 taškus per 2 bandymus ir pirmauja. Turbūt galima sakyti, išliks pirmoje vietoje, taigi kas dabar ryšis dėjimui iš viršaus. Artūras Javtokas, Šiaulių komandos žaidėjas.
trečiasis jo dėjimas iš viršaus šios dienos konkurse ir nepavyksta ir šis dėjimas Artūrui Javtokui, atrodo tarsi nesavas šis krepšininkas. 1, 2, 2, 7 taškai. Donatas Sabaliauskas, kol kas turintys antrojų bandymų sėkmingai surinkęs 19 taškų ir dabar atrodo gausiantis ne ką mažesnį įvertinimą. Taip, 19 taškų, 38. Iš viso toks Donato Sabaliausko rezultatas. Rolandas Matulis, taip pat papildomas bandymas. Rolandas Matulis taip pat nelabai rizikuoja. Ir 15 taškų, iš viso 30. 15 taškų. Eugenijus Vaškys, Plungės Olimpas. Ir Eugenijus Vaškys, Plungės Olimpo komandos žaidėjas. Štai pavyksta galų galia Eugenijui Vaškiui tas dėjimas, kurį jisai bandė atlikti ir praeitame etape. 4, 4, 4, 4, 4. 20 taškų. 20 taškų, iš viso 38 surenka dabar jau Eugenijus Vaškys. Erikas Kučiauskas šį dėjimą žiūri įvertina 21 tašku. Mindaugas Jaruševičius. 21 taškas. Andrius Kubelskas, Panevėžio Lietkabelis. Ir Andrius Kubelskas, paskutinis šio krepšininko šansas. Beje, į galutinę įskaitą bus įtraukiami tik tai 2 geriausi kiekvieno krepšininko rezultatai. 16 taškų surenka Kubelskas ir iš viso jų surinko 33. Ir Rolandas Vaičiūnas, sėkmingas buvo šio krepšininko prieš paskutinis dėjimas, kuriuo jisai gavo 21 tašką. Ir dar vienas dėjimas, taigi kiek dabar žiūri įvertins Rolando Vaičiūno dėjimą, iš viso jis surenka 17 taškų, 38 taškai po 3 bandymų. Ir Singaras Terybė. Singaras Terybė, paskutinis dėjimas pirmajame etape. Dėjimo konkurso oro karalius 95. Ir Singaras Terybė, kadangi abu kartus sėkmingai baigėsi pirmasis etapas ir netrukus po neilgos pertraukėlės mes sužinosime, kasgi pateko į antrąjį etapą, tai yra tarp 6 geriausių. Klaipėdos mergaitės, Klaipėdos universiteto ritminės gimnastikos šokėjų grupė. Prašau. Oro karaliaus 95 konkurso etapas. Vėl į aikštelę grįžta vertinimo komisija. Vėl po truputį matyti į aikštelę grįž ir antrojo rato dalyviai, mūsų krepšininkai. Taigi, kaip matome, vienas iš krepšių pirmąjį tokį rimtą išbandymą atlaikė, baigėsi pirmasis etapas, o po 13 dėjimų, 2 ratai. Ir dabar štai kas pateko į antrąjį etapą. Sabaliauskas, Savy, Vaškys, Olimpas, Kučiauskas, Sakalai ir Vaičiūnas, Statyba. Taigi, kokia atkakli kova dėl 6-osios vietos, paskutinės vietos antrajame etape. Sabaliauskas, Vaškys, Kučiauskas ir Vaičiūnas. Po vieną bandymą turi šie krepšininkai ir tas, kuris geriausiai atliks tą vienintelį bandymą, taps 6-uoju pusfinalininku. Na ir štai jūs matote jau rytdienos didvyrius, rungtynių didvyrius.
Šį kartą tai Rytų komandos treneriais, Jonas Kazlauskas vyriausiasis treneris ir Šarūnas Sakalauskas jo padėjėjas. Alytuje jau ir Vladas Garastas bei Rimas Endrijaitis ir dauguma visų rytdienos, taip pat rytdienos žvaigždžių rungtynių dalyviai. 20 taškų surenka Donatas Rolandas Vaičiūnas pirmojų bandymo. Ir Erikas Kučiauskas. Erikas Kučiauskas, Vilniaus Sakalai. Turės pasistengti Erikas Kučiauskas, norėdamas aplenkti Sabaliauską. Ir nepavyksta Erikui Kučiauskui. Na ir atrodo, jis štai po tokio nesėkmingo bandymo, kuris turėjo virsti labai gražių dėjimų. Dabar bando dar kartą. Ir vėl nesėkmė, taigi nepavyksta Erikui Kučiauskui ir teisėjai skiria jam kiekvienas po vieną balą, o žiūrovai skiria aplodismentus už gerus norus. Taip turbūt būtų galima įvertinti dabar. Ir Eugenijus Vaškys iš Plungės Olimpo komandos. Gražus dėjimas ir dabar jau nuo teisėjų priklausys, taip, jie visi įskaito šį dėjimą. Ir 21 taškas. Na ir dabar Donatas Sabaliauskas tik tai gali aplenkti Eugenijų Vaškį, kuris surinko 21 tašką. Ir gražus dėjimas, ar pavyks jam aplenkti? Taip, 1 tašku pavyksta aplenkti Eugenijų Vaškį. 22 taškai ir Donatas Sabaliauskas tampa 6-uoju pusfinalininku. Nors štai Eugenijaus Vaškio dėjimas buvo išties įspūdingas, jam pritrūko 1 taško, o galbūt kurio nors žiūri nario simpatijų. Taip, taigi išaiškėja 6 finalininkai, tai pusfinalininkai Vaidas Jurgilas, Džo Huksas, Tomas Vanagas, Singaras Tribė, Darius Sirtautas ir Donatas Sabaliauskas, kuris atliks pirmąjį dėjimą. Na, tuo metu kiti pusfinalininkai jau apšilinėja. Na, man atrodo, kad šis išbandymas tam lankui bus daug rimtesnis šį kartą. Taip, mažėjant dalyvių skaičių ir didėjant įtampai, be abejonės bus parodyta daugiau rizikos ir įdomesnių rezultatų. Na ir vos dabar pritrūko kelių centimetrų Donatui Sabaliauskui. Taigi jam turbūt reiks irgi papildomo bandymo. Singaras Tribė, Kauno Atleto komandos puolėjas arba centro puolėjas. Ir taip pat šiek tiek pritrūksta kelių centimetrų Singarui Tribei. Ir labai panašus įvertinimas. 9 taškai, 1 tašku daugiau surenka Singaras Tribė. Tomas Vanagas, Klaipėdos Neptūno komandos puolėjas. Na, kol kas visi krepšininkai išsiverčia su 1 kamuoliu, tačiau manau, kad netrukus pamatysime ir dvigubą Vaido Jurgilo dėjimą. Tomas Vanagas. 21 taškas. Vaidas Jurgilas. Ir Vaidas Jurgilas, štai tas bandymas, dvigubas dėjimas, 2 kamuoliai. Vaidas Jurgilas gan ilgai ruošiasi šiam dėjimui, na jeigu jis jam pavyks, tai bus kažkas išties nepaprasto. Deja, vienas dėjimas netaiklus ir teisėjai vertina tai kaip sėkmingą dėjimą. 3-4. Tačiau vien už riziką ir originalumą galima plojimų daugiau tikėtis buvo. Na kągi, matyti, galbūt plojimai yra taupomi ateičiai. Ir dabar Darius Sirtautas, Kauno Žalgirio komandos gynėjas. Ir pameta kamuolį Darius Sirtautas, nepavyksta šiek tiek jam šis dėjimas, taigi nesėkmingas bandymas. Ir 8 taškus surinkęs Sirtautas netrukus galės vėliau kartoti. Ir Džo Huksas. Taigi
galingas krepšininkas, Žalgirio komandos centro puolėjas, tik prieš savaitę grįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir aš nemanau, kad šiame etape kas nors prilygs šiam dėjimui. Taip, vienoje situacijoje Huksas vis dėlto yra lyderis lygoje. Kaip nekeista matyti jį lyderio vaidmenyje. Taip. Dabar vyks antrojo etapo antrasis bandymas. Donatas Sabaliauskas. Taigi antrasis etapas. Alytaus Savy komandos puolėjas Donatas Sabaliauskas pradeda šį antrąjį etapą. Pirmasis jo bandymas buvo nesėkmingas. Ir iš viso 19 taškų surenka Donatas Sabaliauskas antrojų bandymų. Singaras Stribė. Atrodo, kad šiam krepšininkui ir šokti nelabai reikia. Ilgos rankos, didelis ūgis. Labai racionalu ir paprasta. Na, tačiau vis tik matyti krepšininkams, kurių ūgis yra tikrai didelis, sunkiau yra sužavėti komisiją negu dedantiems mažesniems žaidėjams. Be abejonės, žymiai geriau atrodom aukštai šokantį mažiukai. Na ir štai Tomas Vanagas bando pakeisti žiūri komisijos nuomonę, gražus dėjimas ir turėtų susilaukti neblogo įvertinimo. Visos surenka 18 taškų ir turi 39 po dviejų bandymų. Vaidas Jurgilas. Štai dabar jam reikia dėti labai gerai. Jeigu jis nori pralenkti dabar jau į priekį pabėgusi Tomą Vanagą, jis vėl dės. Ne, štai pasiryžo vis tik dėti vieną kamuolį ir pažiūrėsime, kągi dabar parodys Vaidas Jurgilas. Tai labai svarbus epizodas. Gražus dėjimas. Vaidas Jurgilas sugeba apsisukti ore. Ir 25 taškai už šį dėjimą, 43 taškus sugauna Vaidas Jurgilas. Ir dabar Darius Sirtautas. Pirmasis jo dėjimas buvo nesėkmingas. Koks dėjimas. Darius Sirtautas. 24 taškai. Na ir nelabai noriu sutikti su tokiu teisėjų sprendimu. Alytaus žiūrovai, o dabar Joe Huksas dės iš viršaus. Taigi pirmojo judėjimu jis surinko 22 taškus. Labai šoklus krepšininkas. Ir aišku, iš ties sunku su juo yra konkuruoti. 23 taškai, 45 iš viso. Na štai, dabar šis Dariaus Sirtauto dėjimas, fantastiškas šuolis. Na ir Donatas Sabaliauskas ir Vaidas Jurgilas turi taip pat vieną papildomą bandymą. Donatas Sabaliauskas. Toks gan paprastas dėjimas, galbūt šiek tiek ir timteli koja Donatas Sabaliauskas. Ir 16 taškų. Yra 16 taškų gauna Sabaliauskas, iš viso 35 ir jis jau nepatenka į finalą. Singaras Stribė, 19 taškų taip pat surinkęs pirmojų bandymų, turi dėti labai sėkmingai ir galingas šuolis. Singaras Stribė labai iš toli įsibėgėjo, toli nuo krepšio atsispyrė šis krepšininkas ir surinko viso 22 taškus, 41 per 2 geriausius bandymus. Vaidas Jurgilas. Dar vienas šio krepšininko šansas. Jis dabar yra antroje vietoje po Joe Hukso. Na ir labai sėkmingai dėjo antrojų bandymų. Dvi kamuoliai iš karto. Vaidas Jurgilas. Na ir šis įvertinimas. 54 balus duoda vienas iš žiūri komisijos, taigi 24,5. Na, matyt, sunku apsispręsti buvo penktajam komisijos nariui ir Darius Sirtautas. Iš viso Jurgilas turi 49,5 taško. Sirtautas, fantastiškas dėjimas.
Ir dabar jo rezultatai yra tokie. Atrodo, visus 5 taškus dabar gauna. Visus 5 taškus gauna dabar Darius Sirtautas. Neaiškiai lieka tik tai komisijos pirmininkas Arūnas Pakula. Jis duoda 4 balus, 24 taškai ir Sirtautas surenka 48 taškus. Taigi Huksui reikia dėti ir gauti bent jau 25 balų šio bandymu. Taigi maksimalus turėtų būti teisėjų įvertinimas ir tai prieštarauja taisyklėm. Negalima naudoti nė jokių pašalinių kliūčių. Na ir štai dabar dėjimas iš viršaus. Huksas, atrodo, Arūnas Pakula, žiūri komisijos pirmininkas, dabar lieps patraukti Davidą Edvardsą, kadangi negalima pagal taisyklių reglamentą negalima naudoti jokių papildomų priemonių, stalų, žmonių ir taip toliau ir taip toliau. Ir atrodo, šis Džo Hukso sumanymas liktų neišnaudotas, jeigu ne Singaras Atribė, kuris tiesiog matyt nori pamatyti dar vieną gražų dėjimą. Ir bando įkalbėti Arūną Pakulą. Dėk, rodo Singaras Atribė. Ir Džo Huksas turbūt dės, netrukus dės. Ir ovacijos Alytaus sporto rūmuose, taigi žiūrovai ir sportininkai įveikia griežtąją žiūri. Ir Huksas iš viršaus, taigi komisija viską dabar lemia žiūri. Vytautas Ručinskas penkelė nedrąsiai 5. Na, įdomu, dabar tiesiog sumišę komisijos nariai. Tuo metu Huksą sveikina visi jo gerbėjai. Ir dabar viskas priklausys nuo teisėjų sprendimo. Kol kas Arūnas Pakula, žiūri komisijos pirmininkas, nesiima jokių veiksmų. Ir iškyla tam tikra pauzė. Taigi, Vaidas Jurgilas finale. Ir Darius Sirtautas. Taigi, 2 finalistai. Džo Peitonas Huksas dėdamas iš viršaus 3 kartą vis tik pažeidė taisyklės ir griežtieji teisėjai nusprendė, kad nevertino paskutinio dėjimo. Ir dabar vėl nušoka, kad mus vėl truputėlį prablaškytų Klaipėdos mergaitės. Ir štai dabar Vaidas Jurgilas atrodo pasiruošė dar vienam gražiam dėjimui. Priartėjome prie Oro karaliaus 95 finalo. Taip, Darius Sirtautas, Kauno Žalgiris ir Vaidas Jurgilas, Kauno atletas. Antrajame konkurso etape surinkė po 49 taškus. Finalinėme etape abu žaidėjai turės po 3 bandymus. Taigi pirmasis Darius Sirtautas, Kauno Žalgiris. Taigi atrodo išspręstos jau kai kurios problemos ir iš viršaus deda Darius Sirtautas finale. Antrą kartą iš eilės. Gražus dėjimas po ilgo šuolio ir Vaidas Jurgilas. Taigi koks bus teisėjo įvertinimas. Ir vis tik principingai žiūri komisijos nariai neleidžia naudoti jokių pašalinių priemonių. Atrodo, teks patraukti dabar. Teks patraukti visus stovus ir bandyti iš naujo Vaidui Jurgilui. Na, vis tik šuolis buvo išties įspūdingas. Ir vienintelė matyt problema tai galima krepšininko trauma. Tokie dalykai
gali įvykti. Ir štai dabar Darius Sirtautas. Darius Sirtautas, teks dėti jam. Ir pirmasis jo dėjimas finale. Kauno Žalgirio komandos gynėjas. Ir koks dėjimas, vis tik kokį galingą šuolį turi šis krepšininkas. 22 taškus susirenka Darius Sirtautas. Ir Vaidas Jurgilas. Ir aš nežinau, kas galės prilygti dabar štai šiam Jurgilo dėjimui. 23 taškai, 1 tašku pirmauja Vaidas Jurgilas. Ir įsisiubuoja dėjimo konkursas pačioje pradžioje gan vangokai. Atrodė kai kurie krepšininkai, štai dabar finale. Bet kokybė gerėja visiškai aišku, bet man kol kas, aš ne visai suprantu vertinimo kriterijus komisijos. 25 taškai štai už šį Sirtauto dėjimą ir dabar Vaidas Jurgilas. Antrasis bandymas iš labai toli įsibėgėja Jurgilas. Ir vėl šis krepšininkas demonstruoja, kad puikiai sugeba atlikti šokti. Ir štai dabar prieš trečiąjį bandymą abu krepšininkai surenka po 47 taškus. Darius Sirtautas. Trečiasis bandymas. Nu ir štai Darius Sirtautui patarė Joe Huksas. Taigi, Darius Sirtautas. Ir paskutinis jo dėjimas, galbūt paskutinis dėjimas finale, Darius Sirtautas. Ir fantastiškas dėjimas patenkintas, labiausiai patenkintas Joe Huksas. Visi penketai, 25 taškai. 62 iš viso, 72 taškai. Ir paskutinis Jurgilo bandymas, jam reikia dėti taip, kad komisijai nekiltų jokių abejonių dėl įvertinimo. Jis deda ir griūna, ir komisija vertina, ir 2 ketvirtai. Vaidas Jurgilas iškovoja antrąją vietą, o nugalėtojų tampa Darius Sirtautas. Darius Sirtautas savo nugalėtojų. Taigi Darius Sirtautas, štai matote jo dėjimą, kuris pelnė jam nugalėtojo prizą. Ir netrukus mes pabandysime pakalbėti su Darium Sirtautu, kaip tik jam bus įteikti prizai. O nugalėtoją apdovanoja Lietuvos ryto apžvalgininkė Regina Mundrytė. Ir štai šis skrydis išties prilygstantis geriausiam užsienio etalonams. Artėjęs prie oro medalos 95 Dariaus Sirtauto, kurį vėlgi apdovanoja Lietuvos krepšinio lygos generalinis sekretorius Algis Lyžaitis ir patys šauniausias